Prie to meilės bridžo visą laiką reikia bučiuotis, žinai. Tada sėkmė mūsų aplankys. Aš galvojau, kad Nyse paplūdimyje bus daug žmonių, bet kad šitiek. Senokai nemačiau tokio kiekio. Labai populiaru čia prie Nyse paplūdimio tie triduriai Mercedesai. Daug čia. Ispanijoje tai tokios busikai važinėja, kur vis tiek atostogauja šeimos, kad tilptų į vieną mašiną, o čia tokie 7-viečiai Mersai. Tai Lefkaros miestelis, pasižyminti savo išsiuvinėtą produkciją. Štai jau iš karto parduotuvė ir viskas pardavinėjama. Čia visur gatvėse prie parduotuvių. Moterėlės siuvinėja savo gaminius, kuriuos pardavinėja. Tam šis kaimas ir pasižymė. Hello, Klameira. Pagalvokit, kad mes tik negronius geriam. Mes ir kitus gerimus mėgstam. Fredo espresso. Limonadas. Bet tokia nelinksma sonata, kai su limonadu sėdi.
Parduoda, bet nesuprantu, ką. Parduotuvė. Kas tas inžyras, aš nežinau. Nežinai, kas yra inžyra? O tai tau. Tikrai nežinau. Žinai, valgai dar kartą. Džiovinta. Ai, imbieras? Ne. Ai, nesakau, čia kur aš. Tikrai, kur mes čia užvažiavome. Ir mėgsti gražus. Siuvinėja. Ir taip visą dieną. O, popas meldžiasi. Na, pagaliau sugalvojame pasivaikščioti promedą. Žinau. Pagaliau sugalvojame pasivaikščioti promenada vakare. Nes niekaip to nepadarėme, nes eidom kitą pusę ir neidom į barą. Šiandien pirmadienis, barai nedirba, pas mus irgi išeiginė, tai turim laisvo laiko. Štai tokie čia plotai prie jūros. Graži promenada, graži. Nemažai slampinėja, bet šiandien taip vėsoka. Vėsoka, dar nereikia megztinio, bet jau toks kokie 23, dabar gal 22. Nu, aišku, ten Lietuvoje dabar koks 2 laipsniai gal. Aišku, skirtumas yra. Bet dar kol kas pasimėgosim kelias dienelės čia tą šilumą. Laistymas toks konkretus, gerai lyja, čia net vat ant šaligatviaus ir bėga. Nu, žalytė už tai žalia čia. Ai, va čia kitų fontaną čia tiesiog.